Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Tuo laiku Usūrinis kumštis buvo jau 3 kurso savo profesijos mokiniais profkėje, tuomet buvo jau ir pats paskutinis metų mėnuo prasidėjęs, tuo pačiu jau ir žiemos pradžia bei iki kalėdinis laikotarpis aplink. Gal daugumai aplinkui tai ir buvo aplink tikrai smagus švenčių laukimo metas, tik Usūriniui tai netrupučio nesmagus. Juk būtent šį mėnesį Usūrinio gyvenime įvyko pagaliau tai, ko jis tikrai nenorėjo, bet buvo savo klasiokų vis tiek priverstas imti ir padaryti. Mokykloje išsiskyrė su savo drauge, pirmakurse virėja Vilma, sumelavęs jai nebūtą dalyką. Ir būtent nuo tos dienos paties Usūrinio dienos mokykloje tapo netgi dar tamsesnės ir liūdnesnės, nepaisant šio tamsaus metų laikotarpio už lango. Būti mokykloje tapo nepakeliamai liūdna ir vieniša, liūdna ir po pamokų namo grįžti į Mičiūniškį. Tai dar gerai, kad Usūrinis praeitą rudenį įsigijo nuosavą mobilų telefoną, dabar turi bent jau su kuo iš savo namų paskambinti savo draugui Mikniui, bei su juo pasikalbėti apie tai, kas širdies viduje dabar taip slegia. O slegia tai būtent tas Usūrinio išsiskyrimo su Vilma faktas, jam iš tikro viduje jos be galo trūksta, nes ji jam ir buvo tikrai reikalinga kaip artima draugė. Apie savo šį vidinį sielos skausmą Usūrinis su Mikniumi dažniausiai bendraudavo per telefoną vakarais, kai savo namuose kūrendavo krosnį ir turėdavo laiko su savo draugu pabendrauti telefonu. 2004 metrų gruodis štai kaip galėjo atrodyti tas ilgas, atviras ir melancholiškas trečiakursio Usūrinio ir Mikniaus telefoninis pokalbis 2004 metų gruodžio vakarą. Laikas 2004 metrų gruodžio vidurys apie 19:30 val. Vieta Usūrinio namai Mičiūniškyje, fone girdėti traškanti krosnis ir Mikniaus namai kitame kaime. Technologija – mobilusis telefonas, monochrominis ekranas, mygtukų spaudimo garsas. Girdisi ilgi šaukimo signalai. Miknius pakelia ragelį. Miknius, alio. Usūrini, tu čia. Usūrinis, atsidūsta, fone girdisi malkų krepšio krestelėjimas, jo Mikniau, aš. Ką veiki? Miknius, oi, nieko ypatingo. Telika žiūriu vakarinės dienos žinias ką tik rodė, dabar orų prognozę jau visai baigė dėstyti. Taip, ir vėl šalta bus. O tu ką? Vėl krosnį kūreni? Girdžiu kaip traška. Usūrinis, kūrenu, jo. Šalta namie, o ir laukia tamsu, nors į akį durk. Žiema prasidėjo, čebra aplinkui apie kalėdas, dovana šneka, o man, žinok, vemti norisi nuo tų šnekų. Net į profkę ryte eiti nesinori. Sėdžiu dabar prie krosnies, žiūriu į ugnį ir galvoju, kokį šūdą aš sumaliau. Miknius, tai dėl Vilmos vis dar graužiesi. Kiek dienų jau praėjo? Usūrinis, savaitė, Mikniau. Jau savaitė, o man atrodo, kad metai. Koks aš idiotas. Sėdžiu vienas su tėvais Mičiūniškyje ir staugt norisi. Supranti, ta vienatvė mokykloje dabar nebepakeliama. Koridoriais einu, o atrodo, kad visi į mane pirštais rodys. O blogiausia, kai ją pamatau su tom kitom pirmakursiam virėjom. Ji praeina pro šalį, net nežiūri. Miknius, seni, bet tu pats juk sutikai. Klasiokai tave spaudė, sakei, kad nėra išeities. Reikėjo suktis iš padėties. Usūrinis, piktas sumeta malką į krosnį, pasigirsta skardus durelių trinktelėjimas, tai kad tie mano klasiokai statybininkai, visiški idiotai. Privertė mane. Seni, kam tauta virėja, pamatysi, bus problemų, mesk tu ją. Ir aš, trečiakursis blyn, pasidaviau. Paėmiau ir sumelavau jai į akis tokį briedą, kad pačiam bloga. Mačiau, kaip jos akis paskui sudrėko, kai pamelavau. Jiegi manimi tikėjo. Miknius, nu, melas visada išlenda. Bet tai, ko tu jai prifantazavai. Usūrinis, nesvarbu jau dabar. Svarbu, kad nebūtą dalyką prišnekėjau, kad tik priežastis būtų išsiskirti.
O dabar sėdžiu va su šituo mobiliaku rankoje, žiūriu į jos numerį ir neturiu drąsos nei paskambinti, nei SMS parašyti. Viduje viskas verčiasi. Man jos trūksta, mikniau. Be galo trūksta. Ji buvo vienintelis normalus žmogus toje mokykloje, su kuriuo galėjau normaliai pasišnekėti. Ne apie statybas, ne apie gėrimus, o normaliai. Apie muziką, apie kino filmus. Aš iš jos jaučiau tokią mielą žmogišką šilumą. Kaip su artima drauge. Miknius, tau ji artima ir buvo. Tai parašyk jai žinutę. Parašyk, kad suklydai. Šventės juk artėja, gal atleis? Usūrinis, liūdnai nusijuokia, tu juokauji. Ką aš parašysiu? Kad nieko tokio, ką buvau prisipažinęs jai įvykus nebuvo ir kad tai klasiokas Mariekas su sėbrai savo brutaliu spaudimu iš manęs išmušė padaryti jai tą melagingą prisipažinimą. Į 160 simbolių mano gėda netilps. Be to, sąskaita baigėsi, reikės vėl pildyk papildymą Kupiškio kioske pirkti, o pinigų nėra daug, tai dar bent biški gerai, kad šiokią tokią stipendiją ten gaunu. Ir šiaip. Ingrida Kraštytė iš Kėžių kaimo, ta kur pardavėja būti mokosi, mane ir taip seka akimis. Ji manęs taip nekenčia, kad jei tik sužinos, jog aš Vilmai vėl rašinėju ar gailiuosi, tai visai mokyklai išplatins, išjuoks jį man kaip koks dar vienas šešėlis. Miknius, ta Kraštytė tai jo, pikta kaip širšė ant tavęs. Bet tu ne apie ją mąstyk. Tau reikia kažkaip tą gruodį išgyventi. Likimas toks, pats prisivirei košės. Usūrinis, jo, košės. Virėja išvirė, o statybininkas sugriovė. Tiksliau pakurstyta savo savanaudžių klasiokų. Žinai, sėdžiu va, malkos dega, šiluma eina iš pečiaus, o širdyje ledas. Atrodo, tie 3 metai profkėje turėjo būti patys geriausi, nes jau nebe vienišas buvau kurį laiką, buvau su pirma panele kartu, o tapo patys tamsiausi. Greičiau tie egzaminai ir baigtųsi viskas. Noriu tiesiog dingti iš ten. Miknius, nesiparink taip, usūrini. Visi darom klaidų. Pabūk dabar ramiai, pakūrenk krosnį, pamiegok. Rytoj ryte vėl autobusą į Kupiškį susitiksi, gal situacija geresnė atrodys, gal ir mokytojai tau už ką nors geresnį pažymį parašys. Usūrinis, neatrodys, mikniau. Bet ačiū, kad išklausei. Nors tau įsikalbėjau, nes namie sienos pradeda spausti. Gerai, kad tą telefoną rudenį pasiėmiau, bent yra kam paskambinti, kai visiškai striuka. Miknius, žinoma, seni. Tam ir draugai. Laikykis ten Mičiūniškyje. Jei ką, rašyk SMS. Usūrinis, davai. Iki. Usūrinis paspaudžia raudoną mygtuką. Pokalbis baigtas. Kambaryje vėl girdisi tik ramiai traškanti krosnis.